Savyje reikia statyti bažnyčią. Savyje reikia sėti gėrio ir grožio sėklą. Labas vakaras, gerbiami rašytojai, gerbiami svečiai. Šiais monsinjoro Kazimiero Vasiliausko žodžiais apie žmogaus sielą pradedame šį literatūrinį vakarą. Žurnalistė, rašytoja Ramunė Sachalauskaitė yra dar išleidusi knygą Politikos ringė 2009 metais ir taip pat dokumentinio filmo Laimingi buvę jo akivaizdoje apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Taip pat idėjos autoriai, scenarijos bendraautorė kartu su Dalia Kutraitė. Taip pat yra monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimui skirto skvero, architektas Tautas Budzys, autorė ir projekto vadovė. Viešoje vietoje yra parengta spaudinių paroda skirta monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui. Po renginio prašome pasižiūrėti. Justinas Marcinkevičius apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską rašė. Kas suskaičiuos, kiek šioje žemėje yra jo paguostų, nuramintų, sutvirtintų, pažadintų ir pakylėtų. Monsinjoras buvo vaikščianti meilė. Meilė tai reiškia Dievą. Jis troško nuskaidrinti žmonių kasdienybę, pagilinti jų dvasią, palengvinti jų buitį, suteikti sieloms džiaugsmą. Savo ėjimu žmonės Kazimieras Vasiliauskas buvo modernus, šiuolaikiškas kunigas. Jis ieškojo kontaktų su pasauliu, susitikdamas su kultūros, meno, politikos, verslo žmonėmis. Didelę prasmę jis matė dirbdamas Lietuvai pagražinti draugijoje. Kadaise žengdamas į sugrąžintą katedrą, monsinjoras kalbėjo apie dvasinio atsinaujinimo svarbą, šiais žodžiais patraukdamas paskui save daugelių žmonių. Aš turiu prisiminimą iš šio šviesaus dvasios žmogaus. 2000 metais mes buvome čia visi bibliotekininkai, aktyvus Lietuvoje pagražinti draugijos, o aš buvau bibliotekininkų būrelio žemyna pirmininkė ir gavau padėką iš šio nuostabaus žmogaus. Tai ir noriu jums pasidžiaugti, parodyti po 2000 metai. O dabar mes suteikėme žodį gerbiamai rašytojai, kuri pristatys šią knygą. Malonu atvažiuoti pirmą kartą į miestą, kuriame skamba varpai. Tarsi monsinjoras čia duoda ženklą, kad pradėčiau kalbėti. Ir kodėl iš vis atsirado šita knyga, nes va matau, 2 stalų vos užtenka, norim sudėti visas knygas apie monsinjorą. Tai tikrai buvo neeilinis dvasininkas, su kuriuo susipažinau Sąjūdžio laiku, Sąjūdžio metais atvažiavus į Vilnių. Aš pati gimusi augusi Klaipėdoje, gal šiltą šviesą, burzgę girdit, visi mane gerai? Girdim. Tai va, atvažiavau į Vilnių, prasidėjo mano pirmos studijos žurnalistikoje, monsinjoras buvo paskirtas ką tik arkikatedros klebonu, taip mes ir pradėjom bendrauti. Pradžioje eidavau pas jį įvairių interviu, tai kaip jisai sakydavo, bendraujam valdiškoje teritorijoje, po to pradėjau ateiti pas į namus. Būdavo tikrai labai nuoširdus, sąmoningas dvasininkas, labai dosnus. Pavyzdžiui, imdavau interviu kalėdų išvakarėse, tai plotkelių gaudavo visa redakcija. Kurį laiką dirbau Respublikoje, po to Lietuvos ryte, arba ten prieš Velykas įvairių lauktuvių perdodavo visiems, ir valytojom, ir šoferiam. Kažkaip sakydavo, kad nors į mišias nevaikštot, bet vis tiek esat mano parapijiečiai ir norėdavo kažkaip kiekvieną prakalbinti. Pirmieji, ką aš atvedžiau pas monsinjorą, buvo japonų žurnalistai, kurie iš prigimties santūrūs, ramus, bet pokalbio su monsinjoru metu jisai prisiminė, kaip lageryje kalėjo kartu su savo likimo draugais japonais, tai juos užbūrė ir tie japonai išvažiavo mūsų kraštą įsimylėję per kunigą Kazimierą. Tuomet jis dar nebuvo monsinjoras, monsinjoro titulas jam buvo suteiktas vėliau ir kai jo klausdavo, sakydavo, tai ar džiaugiesi tuo titulu monsinjoro, tai yra daugiau garbės vardas, jisai sakydavo, nežinau už ką jį gavau, žinau už ką gavau ypatingai pavojingą nusikaltėlio vardą ir tuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Tas ypatingai pavojingo nusikaltėlio vardas jam buvo suteiktas sovietų valdžios metais, kai jį trėmė į lagerį už tai, kad atliko savo pareigas, klausė išpažinčių, būdamas jaunas kunigas, vos paskirtas, vieną pirmųjų savo parapijų,
Dabar, kai peržiūrėjau visas rašytas apie monsinjorą knygas, jų tikrai labai daug ir aš maniau, kad ko gero neverta imtis, bet monsinjoro bičiulė profesorė Viktorija Daujotytė sako, turit parašyti dar vieną knygą, pirmiausia pakalbinti monsinjorą pažinojusius kunigus. Kai pradėjau kalbinti tuos kunigus, paaiškėjo, kad jų yra tik vienas kitas, dauguma jau išėję Napilin. Labai džiaugiuosi, kad man pavyko dar pakalbinti gyvą, dabar jau amžinatilsį vyskupą Juozą Tunaitį, kuris davė visą monsinjoro bylą. Vėliau sužinojau, kad jisai nusižengė taisyklėm, nes tos bylos yra išslaptinamos po 100 metų, o aš gavau visą bylą, jisai sako, kurių lapų reikia. Sakau, visų, tai sako, palauk ir atšvietė man. Tai tos bylos dokumentų yra mano knygoje. Tai dar gyvas buvo kitas amžinatilsį Vaclovas Aliulis, kuris irgi patardavo man, kai nežinodavau, kaip rašyti, nes knyga yra apie dvasininką. Ir kai baigiau kalbinti kunigus, paaiškėjo, kad monsinjoro bendražygių yra labai nedaug, mokinių taip pat, ir knyga išeitų, tai nebūtų knyga, tai brošiūra. Ir tuomet nutariau peržiūrėti visas knygas, va ir pas jūs matau, ir monsinjoro laiškai iš lagerio, ir atsiminimų knyga iš Širdies neatskiriamos, nematau pas jūs pamokslų jo knygos, dar yra Viktorijos Daujotytės, čia įvairūs atsiminimai. Monsinjoras minimas daugelyje knygų, tai kažkaip ėmiausi perskaityti visą, kas yra skelbta. Ėjau į valstybės archyvą skaityti monsinjoro bylą, kai ką ten naujo radau ir irgi cituoju knygoje. Važiavau į Latviją, nes grįžęs iš lagerio, monsinjoras 10 metų negalėjo grįžti į Lietuvą, privalėjo būti tremtyje. Tai pirmiausia nuvažiavo į Baltarusiją, tuomet nutarė, kad arčiau būtų ko gero Daugpilis, važiavo į Daugpilį ir Daugpilyje praleido 10 metų, bet ir monsinjoro išgyvenimai Daugpilyje buvo sudėtingi. Gyvas būdamas jisai retai kada apie tai pasakodavo. Pirmą naktį, kai atvažiavo, miegojo stotyje, šiltą apklotą davė Rusė prižiūrėtoja. Kitas 3 naktis miegojo kapinėse, nes niekas jo nepriglaudė. Ir nežinau, ko būtų pasibaigęs jo gyvenimas. Ko gero, Praizda eilinį kartą jį globojo. Jisai prisiminė, jog vienoje bažnytėlių meldžiasi vienuolės, Eucharistijos seseris, kurių organizaciją įkūrė Jurgis Matulaitis. Monsinjoras atėjo į tą bažnytėlę ir susipažino su viena vienuolių iš Baltarusijos kilusią Aną Skuriat, kuri parsivedė monsinjorą į tą gimdymo namus, kur tuomet gyveno vienuolės. Pasiūlė valgyti monsinjorą, sako, neatsisakyčiau. Sako, gal norėtum prigult, monsinjoras irgi sako, neatsisakyčiau. Prigulė ir miegojo gana ilgai, nes buvo išvargęs ir po kelionės, ir tos 3 paros, 3 naktis kapinėse. Nors buvo pavasaris, bet vis tiek tokia neįprasta naktinė vieta. Monsinjoras gana ilgai miegojo, prabudęs ir sako vienuolėm, tik pas jūs vyksta tokie stebuklai. Padedi nešvarius rūbus, o prabudęs randi švarius. Tai tas pradės grįžti monsinjoro humoro jausmas, liudijo, kad jisai vėl bando kabintis už gyvenimo, vėl bando stotis ant kojų ir kažkaip praleisti tuos 10 metų, kuriuos lemta jam išbūti dar tą laikotarpį, kad galėtų grįžti į tėvynę. Būdavo, kad susiranda kokį padaresnį darbą, bet darbdaviai išsiaiškinė, jog tai buvęs politinis kalinys, o dar ir kunigas, liepdavo pradėti bendradarbiauti su KGB, monsinjoras atsisakydavo ir jam likdavo dirbti tik tai juodus darbus. Jis ir vagonus krovė, ir depę dirbo, remontuodavo traukinius. Grįždavo tokiais nežvariais rūbais, kad vienuolės net nei su žibalu, nei su ūkišku muilu tų rūbų negalėdavo atskalbti.
Vėliau paaiškėjo, kad Ždanovo kolchoze kažkur netoli esančiam reikia buhalterio, kadangi monsinjoras vis tiek turėjo aukštą išsilavinimą, buvo baigęs kunigų seminariją ir toks kruopštus žmogus jį priėmė. Bet dirbo jis ten neilgai, nes gal porą metų koja pakišo jo praeitis, jo lageris, jo tikrasis pašaukimas. Kai nutariau į tą knygą sudėti visą monsinjoro gyvenimą, važiavau į Latviją, į Latvijos valstybinį archyvą, tačiau Rygoje sužinojau, kad iš tiesų monsinjorą 10 metų Latvijai sekė KGB, bet jo byla yra išvežta į Rusiją ir jos perskaityti neįmanoma. Tuomet važiavau į Daugpilio archyvą ir nutariau surasti žmonės iš latviško monsinjoro laikotarpio. Iš pat pradžių kartu su manim važiavo kunigas, monsinjoro mokinys Gintaras Petronis ir ieškojom adresų žmonių, kad galėtume pakalbinti. Radom tik tai monsinjoro pavardę algalapiuose, Depe. Alga būdavo viena mažesnių, bet jokių adresų nepavyko rasti. Po to tom archyvo darbuotojams sakau, kaip rasti Ždanovo kolchozą, kuriame monsinjoras dirbo. Jo sako, yra nerealu, nes sovietmečių kiekviename rajone būdavo po 5-6 Ždanovo kolūkius, panašiai kaip Lietuvoje, kokios raudonosios vėliavos arba ten varpos, ar ne kažkokia ten auksinė varpa būdavo. Labai madingi pavadinimai. Tai jie sako, kur tu norėtum, į kurį tau rajoną reikia? Sakau, nežinau, nes kažkaip tų apskaičių sovietmečių nebuvo. Gal ir buvo, bet monsinjoras niekad neminėjo ir jos jau leidžia suprast, kad nieko mes nerasime, kad važiuotume atgal į Vilnių, bet aš sakau, ne, pabandom. Parodykit, sakau, man žemėlapį, kur tie keli Ždanovo kolchozai, keletą parodė. Nu ir sako, bet nežinom, kaip ten, tiesiog kryptis parodė ir žiūriu, kad mano palidovo kunigo Gintaro Petronio akise irgi jokio entuziazmo nebelikę. Jisai sako, nu, jeigu nori, galim čia pažaisti, bet tuoj važiuosim į Vilnių. Aš sakau, jeigu monsinjoras nori, viską mes surasim. Atvažiuojam į pirmą vietą, sutinkam pirmą žmogų ir jisai pasirodo, patekom ir į tą buvusį kolchozą ir tas žmogus yra susijęs su monsinjoru, nes tas dabartinis žmogus, tas vyras, kurį sutikom, gavo žmoną, kuri gimė tik monsinjoro pastangomis, nes mūsų sutikto vyro uošvienė prieš 50 metų mylėjo vyrą, laukėsi vaikelio, vyras nenorėjo su ja tuoktis ir jinai žadėjo nusižudyti ir kitą pasaulį pati iškeliauti bei išsivesti kūdikį. Tai sužinojęs atsitiktinai monsinjoras, įtikino ją nedaryti klaidos, gimdyti ir džiaugtis, kad turi vaiką. Ta mergaitė gimė, dabar jau suaugusi moteris, Svetlana jos vardas, o žmogus, kurį pirmąjį sutiko buvusiam Ždanovo kolchoze, buvo tos Svetlanos vyras. Tai jisai, kai tas vyras Svetlanos sako, aš tai nežinau, bet mano uošvienė gali žinoti, paskambino tai uošvienė ir sako, aišku, aš puikiai pažįstu ir aš sakau, tai kaip čia be monsinjoro? Tai aišku, kad jisai čia viską reguliuoja ir tai negana to sutikom tą moterį, kuri pagimdė vaikelį, mergaitę. Monsinjoras atėjo į gimdymo namus, atnešė tortą, kurį jinai atidavė prižiūrėtojom, baltų gėlių gimdyviai ir parašė laišką. Ir tą laišką moteris, jau dabar ne ant patalo, serganti, išsaugojo ir kaip didžiausia relikvija, sako, kai būna sunku, liūdna, ištraukė monsinjoro rašytą laišką ir palengvėja. Leido man, padarė to laiško kopiją. Tas laiško kopija irgi yra knygoje. Tame Ždanovo kolchoze sutikau dar 2 moteris, viena iš jų bibliotekininkė, o kita buvusi monsinjoro kaip buhalterio pavaduotoja.
Ir visos trys choru kalbėjo apie savo neišdildomus įspūdžius, sakė, kad pasirodė kaip koks šviesos spindulys ir dingo. Iki jo nieko panašaus neteko sutikti ir vėliau tokių žmonių nebuvo. Tai, kad žmonės liudija monsinjoro gerumą po 50 metų ir žmogų, kuris su jais dirbo tik 2 metus, liudija iš tiesų jo asmenybės gylį, jo dosnumą, jo krikščionišką meilę, gyvą įtikėjimą, kuo jisai gyveno. Kitą kartą važiavau į Daugpilį ieškodama vienuolių, su kuriomis monsinjoras gyveno, irgi niekas netikėjo, kad įmanoma surasti. Į mano rankas pateko niekur neskelbti monsinjoro laiškai, rašyti iš kunigų seminarijos, iš Latvijos, iš Varėnos, kuris tai dirbo grįžęs jau iš tremties iš Latvijos, kai buvo paskirtas klebonu. Tai turėdama monsinjoro laiškus, kuriuos gavau iš jo šeimos, važiavau į Daugpilį ir žiūrėjau, ieškojau tą adresą, kuris buvo užrašytas ant voko. Atvažiuoju toks irgi apšiuręs namukas, 1 aukšto ir galvoju, apžiūrėsiu tiesiog, kur gyveno monsinjoras. Eina tokia močiutė pro šalį, sakau, čia prieš daug metų gyveno kunigas, jinai sako, aš nieko nežinau, bet užeik į vidų, gal ką nors ir rasi, čia anksčiau gyveno vienuolės, tos pačios, kurios ir su monsinjoru. Laukiu, atėjau namo, viskas užrakinta, negyvos dvasios, pralaukiau gal 5 ar 10 minučių, žiūriu, per daržą ateina tokia močiutė, sulinkusi, sukrypusi, visa žila, su skarute, rankos, kojos, ligų išsukiotos, sunkiai eina ir sakau, ar pažinojot kunigą Kazimierą Vasiliauską, tai pasižiūrėjo mane, sako, Kazika, sakau, taip, jis sako, aišku, pažinojau. Tai mes su jie prakalbėjom gerą pusdienį, su manim važiavo kartu draugė, kuri manė, kad aš ten tik trumpai, užeisiu, nieko nerasiu ir važiuosim pas ją į sodybą, kol aš kalbinau vienuolę, kuri parsivedė monsinjorą iš bažnyčios pirmą kartą. Mano draugė beveik numezgė megztinį, o aš grįžau į monsinjoro laiką, apie kurį jisai man nepapasakojo, būdamas gyvas. Ir tąkart, kai važiavom iš Daugpilio po pokalbio su ta vienuolė, netikėtai dangus buvo perskeltas į 2 dalis, vienoje pusėje labai lyjo kaip iš kibiro, o kitoje ryškiai švietė saulė ir išniro ryški vaivorykštė, tokia ryški, kokios aš gyvenime nesu mačius. Ir aš draugai sakau, žinai, čia monsinjoro irgi ženklas, kad jisai tiesiog siunčia man savo ženklą iš dangaus. Ir aš manau, kad be jo pareguliavimų nebūčiau nei iš Darnovo kolchozo sutikus, nei vienuolės, kuri pasakojo, kaip vakarais grįždavo monsinjoras iš darbų, visi melsdavosi, jis eidavo į gimdymo namus, kur gyveno vienuolės, krikštydavo vaikelius arba sutekdavo paskutinį patepimą tiem, kurie neišgyveno, kaip jie pokštaudavo, kaip pas jį monsinjorą atvažiuodavo lankyti jo mama ir daug detalių, kurių nepavyko rasti jo parašytose knygose. Taip pat buvau nustebusi, kai radau iš laiškų, pavyko rekonstruoti monsinjoro gyvenimą Varėnoje, kaip minėjau, kai jis grįžo iš lagerio ir tremties, pradėjo dirbti Varėnai ir turėjo ten įtemptus santykius su mama. Gyvas būdamas apie tai niekad nepasakodavo. Apie mamą kalbėdavo pačiais gražiausiais žodžiais, kaip apie šventąją ir niekada jokių užuominų. Pasirodo, jis grįžo buvo paskirtas į Varėną, atvažiavo mama, kuri norėjo būti ir šeimininkė ir prižiūrėti savo sūnų. Viena vertus galima suprasti mamą, nes jinai pagaliau vėl pašonėje turi sūnų ir nutarė jį globoti ir rūpinasi, kad jisai nepatektų KGB pinklės ir vėl ko nors neprisivirtų košės ir vėl netektų važiuoti pas baltąsias meškas. Tačiau kita vertus, mama yra tokia valdinga, kad pradeda su sūnumi, kuris yra mąstantis,
suaugęs žmogus elgtis, tarsi jisai būtų 6 klasės berniukas. Nes būna, ateina kokios merginos, ypač jaunos ar moteris, mama pamato, kad jos eina per kiemą, pirma atidaro duris ir klausia, ko atėjot ir kada išeisit. Monsinjorą tai labai trikdė ir jisai dėl to kentėjo. Ir kaip rašė seserį laiškuose, kuriuos man pavyko gauti, kad baisiausia, jog mus skaudžiausiai žeidžia artimiausi žmonės. Jis labai išgyveno dėl to valdingo mamos charakterio. Būdavo, kad pabėgdavo ir į Druskininkus, ir į Birštoną atsikvėpti ir kažkaip bandė ir sutarti su mama ir nenorėjo, aišku, nenorėjo nei jos skriausti, nei įžeisti, bet norėjo būti žmogumi, kuriam didžiausias džiaugsmas yra bendrauti su kitais žmonėmis. Kas dar naujo knygoje? Taip pat, kaip kokias žemuogės iš skirtingų lentynų rankiojau, vėriau ant smilgos ir po truputį rašiau tą knygą. Knygoje yra labai daug šaltinių, nuorodų, citatų, įvairiai jas galima vadinti, tai yra beveik per 900, nors dalį galėjau rašyti iš savo atsiminimų, bet manau, jog kai cituoji kitą knygą ir nurodai bylą, tai yra autentiškesnė pati knyga, jog tai nėra pasakojimai nugirsti kažkur prie arbatos, o tai yra cituoti dalykai ir pagrįsti faktais. Taip pat, kai ką rašau iš savo bendravimo su monsinjoru, nors kai monsinjoras gyvas buvo, aš niekad nemaniau, kad rašysiu apie jį knygą. Kažkaip, atrodo, kol tas pats, ko gero, kai turi gyvus tėvus, manai, kad jau tai truks amžinybė ir niekada nebus tokio laiko, kad atsiras kažkoks vakuumas jiem išėjus. Ir kunigas Kazimieras man atrodė, kad visi kunigai tokie yra, vėliau sužinojau, kad čia nieko panašaus, kad man tai buvo savotiška Dievo malonė turėti tokį bičiulį. Aš turėjau dar vieną ypatingą statusą, buvau jo šoferis. Ir kaip šoferis pažinau jo artimiausius draugus, važiuodavom pas Justiną Marcinkevičių valgyti virtinukų, esam kartą važiavę blynų valgyti pas kardinolą Vincentą Sladkevičių, esam aplankę tėvą Stanislovą ir daug įvairių monsinjoro bičiulių, draugų. Jisai mielai eidavo įvairius renginius, kaip sakydavo, bėgant iš renginio į renginį, kūnas sensta, tačiau siela jaunėja. Būdavo, kad baigėsi renginys ir monsinjoras su vienu ar kitu žmogumi kalbasi 20-30 minučių ir jau veždama namo, atgal klausdavo, monsinjorė, kas čia buvo? Iš sekavumo, nes jeigu aš nežinodama, kartais smalsu. O monsinjoras dažnai atsakydavo, kad aš žinočiau. Jam visai nerūpėjo nei žmogaus pavardė, nei kur jisai dirba, nei kiek uždirba, nei kokiai partijai priklauso. Sakydavo, jeigu nori su manim pasikalbėti, tai aš privalau su tam žmogui skirti laiko ir skirti tiek laiko, kiek jam reikia. Unikaliai mokėjo įsijausti kiekvieno žmogaus situaciją, kalbėti su kiekvienu jam suprantama kalba. Ir turbūt neatsitiktinai pas jį vieno kambario butelyje, pilname knygų, lankydavosi ir prezidentai, ir poetai, ir benamiai, ir dėl meilės išgyvenančios moteris, ir bankrutavę verslininkai, ko tik ten nebūdavo. Maža erdvė, bet pilna žmonių, kurie visi buvo tikri, jog atėję bus nuraminti, paguosti monsinjoro ir išeis lengvesnėm širdimis. Dar viena rimta priežastis, kodėl aš ėmiausi šitos knygos, tai, kad kai monsinjorą laidojo, prieš šį spalį bus 15 metų, manęs nebuvo Lietuvoje, aš buvau laimėjusi Britų tarybos stipendiją, metam išvykusi į Angliją, negalėjau grįžti ir neparašiau savo teksto, bordo viršelių knygą, kuri širdies neatskiriamasis atsiminimų, rašytojų sąjunga puikią knygą yra išleidusi. Aš neparašiau ir jutau skolą.
O kadangi monsinjoras mane globojo, mokė, švietė, dalinosi viskuo, tai mano ta knyga yra Skola monsinjorui už šią draugystę. Tai tokia būtų įžanga. Aš gal paskaitysiu kelias ištraukas, kad suvoktume, kad apie ką aš čia rašau, nes kartais vieni žmonės pasakoja vieną per pristatymus, atsivertęs knygą randi visai ką kitą. Pirmoji ištrauka apie jo tremtį. Pačiame rytų Lietuvos pakraštyje, Rimšėje, kur anksčiausiai pateka saulė, kur žydinčius putinus vadina gulbinais, o raudonas kaip liepsnas sniegenas monikutėm, NKVDistai ir stribai vidurdienį Vasiliauską suėmė prie Dievo stalo. Jauki bažnytėlė buvo prigužėjusi iš mokyklos po pamokų atėjusių vaikų, o kai ginkluoti NKVDistai varėsi per miestelį, rodėsi verkė ne tik moteris, gražiausios apylinkėje mergaitės, bet ir geltoni pakelės klevai, darželių nasturtos. Suėmę kunigą, 3 ginkluoti NKVDistai pirmiausia nuėjo į zakristiją apžiūrėti bibliotekos, kur, ieškodami ginklų ir antisovietinės literatūros, išnaršė visus kampus. Per 4 valandas trukusią kratą buvo rasti 2 bloknotai, pora sąsvinių su užrašais, 40 lapų pamokslų ir laiškų. Kunigui inkriminuota, kad jis yra nusiteikęs prieš tarybų valdžią, kad būdamas Rimšės bažnyčios klebonu 1948 m. vasarį susitiko su nacionalistinio būrio nariais ir išklausė jų išpažintis, kad agitavo žmonės prieš tarybų valdžią ir kolūkius, platino tarybų valdžią ir komunistų partiją provokuojančius bei šmeižikiškus pramanus. Prieš išvežamas į MGB vidaus kalėjimą Vasiliauskas paprašė laiko maldai. Buvo duotas pusvalandis. Jaunasis kunigas meldėsi kaip niekados iki tol, viską užmiršęs ir visais pojūčiais pasinėręs į maldą. Meldėsi, kad tardamas nepasakytų ko nors ne taip ir ko nors neįveltų į nelaimę. Antroji ištrauka apie lagerį. Dar noriu pridurti, kad mane stebino monsinjoro irgi santykis su tardytojais, kalėjimo prižiūrėtojais. Jisai nejautė jam jokios neapykantos jausmo ir pasakodavo pokštus įvairius, sakydavo, esu dėkingas sovietų valdžiai, nes lageryje sutikau geriausius draugus, perskaičiau geriausias knygas. Apie ten tą nepriteklių, šaltį, baisias sąlygas niekada nepasakodavo ir jeigu žmogus, kuris nieko nežino apie tą laikotarpį, būtų paklausęs monsinjoro pasakojimų, jam būtų susidaręs įspūdis, jog dvasininkas kalba apie kurortą. Druskininkus arba Birštoną, kur gera kompanija, jie ten turi daug laisvo laiko ir puikiai leidžia ir puikiai gyvena. O realybė buvo tokia. Intoje žiemą šaltis kartais siekdavo 60 laipsnių, o žemė įšaldavo iki 2 metrų. Todėl malkos, ypač žiemą, būdavo labai paklausios. Vasarą saulė nenusileisdavo ištisomis paromis. Pakilesnės lygumos pietinėje pusėje truputį atšildavo, tačiau šiauriniuose jų nuolydžiuose, šešėliuose, įšalas išsilaikydavo ištisus metus. Tokią tvarką diktavo netoliese buvęs šiaurės poliarinis ratas. Barakų sienos ir gultai žiemą apšerkšnydavo, laukai prišaldavo prie pagalvių. Spjaunant seilės sustingdavo ore. Bandydami apsiginti nuo šalčio, visi miegodavo su šimtasiūlėmis ir kepurėmis. Tai buvo vienintelė uniforma tinkama visiems sezonams. Todėl dažnas kalinys laiške, kurį leista siųsti kartą per pusmetį, namiškiams rašė: gyvenu puikiai, esu apsirengęs pagal sezoną, viskuo patenkintas, jokių ypatingų trūkumų nėra. Jau turėtų gyventi kaip inkstas taukuose, jau čia karjeros viršūnė, bet nieko panašaus. Teko jam irgi nemažai išbandymų ir vieną iš jų aš čia irgi aprašau knygoje.
1993 metų vasario 25 dieną prie arkikatedros durų su įžeidžiančiais plakatais susibūrė prieš komunisto Algirdo Brazausko išrinkimą Lietuvos Respublikos prezidentu protestavę ir kelią į šventovę jam pastojo dešinieji mitinguotojai. Pirmajam atkurtos valstybės vadovui į šventovę teko eiti pro šoninės duris. Katalikų bažnyčios vadovybė tada buvo išvykusi į Romą, taigi Vasiliauskui vienam teko suktis iš padėties. Žinodamas apie dešiniųjų moterų, kurios dėl įpročio nešioti nertas beretes buvo pramintos megztosiomis beretėmis nemeilė pirmajam atkurtos valstybės prezidentui, monsinjoras pasisiūlė pats atvykti į prezidento rūmus, tačiau Brazauskas nesutiko sakydamas: noriu savo darbą pradėti nuo karalių karstų. Lietuvos globėjom Švento Kazimiero koplyčia, kurioje vyko iškilmės, buvo pustuštė. Kaip piršlys, greta išrinktojo valstybės vadovo stoviniavo premjeras Bronislavas Lubys. Buvo pašventinta prezidento vėliava, vyko šventos mišios už atkurtos valstybės vadovą. Po to įvykio monsinjoras sakė, kad davatkos blogesnės už komunistus. Ir vėliau jam dažnai atrodė, kad krikščionis nuo bolševikų mažai skiriasi pagal piktumą, o kartais ir pralenkia. Tuomet primindavo rusų teologo Aleksandro Menio posakį, kad didžiausias tikėjimo pavojus yra nekrikščioniški krikščionys. Tai tokios mano ištraukos. Aš dabar, kai važinėju po Lietuvą, kiekvienoje salėje atsiranda žmonių, kurie prisimena monsinjorą. Va, ponė direktorė papasakojo ir parodė padėką su monsinjoro parašu. Gal salėje yra daugiau žmonių, kurie, kas su juo yra bendravę ir norėtumėt papasakoti? Mes buvom, nepasakysiu, kelintais metais mes važiavom į Vilnių ir katedrą, kaip tik monsinjoras Kazimieras buvo klebonas, tai jis mums vežiojo po tą katedrą ir viską pasakojo. Tai irgi sudarė tokį įspūdį, tokio nepaprastai gero, šilto žmogaus įspūdį. Gal darbas? Lagerio monsinjoras ją sutuokė. Prieš daug metų, 50 kažkelintais. Po to ateina ir krikštyti, ir tuokti jo žmonės. Tai kas priekaištavo jam, kad pernelyg lengvai dalijo sakramentus, bet aš manau, kad monsinjoras elgėsi teisingai, nes jeigu prieš 25 metus jaunavedžiam būtų pasakęs, jog jeigu nori tuoktis bažnyčioje, eikite į kursus, kurie trunka metus laiko, jie jaunavedžiai būtų gyvenę be šliūbo iki pat dabar. Ir tenka sutikti nemažai monsinjorų sutuoktų porų, kurie tapo katalikais. Pone purtos galva, nesutinkat su manimi? Tai tikrai yra nemažai žmonių ir jisai visus taip švelniai bendraudavo. Nijolė Steiblienė man pasakojo, kaip atėjo krikštyti vieno komjaunuolio vaiko į katedrą ir sako, niekas poterių nemoka ir monsinjoras mato, kad jie nemoka ir nežino, kada nei klauptis, nei stotis, tai monsinjoras rodo, kada stotis, taip kada klauptis ir mato, kad irgi lūpas tik tai krūtina dėl vaizdo ir koks kitas griežtas, ko gero, būtų jos išvaręs, sakė, eikit išmokysit ir tada. O monsinjoras mato ir sako, tai kodėl taip tyliai meldžiatės, galėtumėt garsiau. Ir visi supranta, kad kur čia šuo pakestas būdavo, kad pavyzdžiui ateidavo iš pažinčių visokių irgi žmonių, kad katedros žmonės man pasako, kaip sako, stovim močiutės eiliai ir ateina vienas išgėręs ir tos jau nuolatinės lankytojas pradeda katedrai rėkti ant jo, monsinjoras greit atidaro klausyklos duris, sako, šitą be eilės. Tai greit nuramina konfliktą ir visi patenkinti. Ir monsinjoras kažkaip ir apie tos babutės, kurias ten nuolat sakydavo, kad suvalgė toną komunijos, bet sako, nieks tai nepasikeitė.
kartais jisai taip vienu žodžiu, bet sudėliodavo taškus ir būdavo įvairių situacijų lygiai va prieš metus, ne, prieš 15 metų šį rudenį bus. Jisai prieš mirtį nutarė, kaip sakė, iškuopti savo butą, atiduoti savo knygas, didžiausią vertybę bibliotekai savo gimtojo Vabalninko mokyklai. Nuvežėmės tas knygas, monsinjoras padovanojo, vėlai vakare grįžom į Vilnių, jisai jau sirgo kepenų vėžių, tas skausminga liga. Ir aš žinau, kad aš jau išvažiuoju, o jisai lieka ir mes nepasimatysim. Ir sakau, monsinjorė, tai sulaukit manęs grįžtančios po metų. Jis taip pasižiūrėjo ir sako, tai ką, aš koks ženichas, kad tavęs laukčiau. Būdavo toksai šmaikštus, bet tas jo humoras visada toks labai švelnus ir žmonės patraukti per dantį nepuldavo slėptis, kaip mums lietuviam yra įprasta. Mesgi juokaujam žemiau juostos. Ir visi tada jau, o monsinjoro kritika ir toks patraukimas per dantį, visi beveik sureaguodavo labai geranoriškai ir suprasdavo kaip monsinjoro ženklą, kad va šitoj vietoj reikia taisytis. Jis labai daug Lietuvos apvažiavęs ir kai žiūriu, kad kai kurie kunigai važiuoja ten savaitgalį irgi va į Druskininkus, į Birštoną, prie jūros, jisai niekada savo malonumų nekeliavo. Iš renginio į renginį, kur jis tik nebuvęs, kai gulėjo toj mirtininkų palatoj, dažnai nueidavo jo lankyti ir nerasdavo ir klausdavo, tai kur jūs buvot? Tai sako, mirtinas ligonis buvo išėjęs palaidot kitų arba į kokį renginį, arba vėl ką nors šventinti. Tai sakydavo, monsinjorė, kodėl savęs netausojat? O jisai sako, kada jeigu ne dabar. Tas jo sąmoningumas nuo vaikystės visame kame. Jisai kunigų sugalvojo būti dar būdamas mažas vaikas. Ir jau tada apsirengdavo mamos sijoną baltų, užlipdavo ant akmenų ir karvėms sakydavo pamokslus. Taip jisai ruošėsi savo būsimai pamokslininko karjerai. Arba kai mokėsi gimnazijoje, sužinojo, kad čia sovietai siautėja, tai su draugu bėgo į Prūsiją, manė, kad negalėsis gyventi tokioje šalyje. To pamatė, kad ir nacių režimas baisus, grįžo į Lietuvą ir tada jau prieš tai buvo apsisprendęs, nuėjo mokytis į kunigų seminariją. Visame kame jis buvo toks, kaip pilno proto visada, bet labai aiškiai žinojo, kad jo asmeniniam interesam ar poreikiam ten vietos beveik nėra, žiūrėjo, kaip tarnauti žmonėm. Ir dabar, kai klausau dabartinio popiežiaus įvairių kalbų, jisai man labai daug primena monsinjorą, nes žiūriu ir viena mintis girdėta monsinjoro tekstuose ir elgesį, ir kita, ir trečia, kad jie tikrai susitikę šiandien turėtų apie daug ką pasikalbėti, viens kitą papildytum. Ir tai džiugu, kad pagaliau ir visai bažnyčiai vadovauja monsinjoro dvasios žmogus. Apie jo betarpiškumą, ne tik šiaip bendraujant su žmonėmis, bet ir pamokslų metu esu girdėjęs. Kad ir pamokslų metu jis sugebėdavo šitaip bendrauti. Taip, jisai vienam pamokslė po 15 citatų, mažiausiai 10 būdavo aš vieną kartą. Jis sako, kreipdavosi, šnekindavo. Taip, tai jisai prie jo prasidėjo vaikų mišios, kurios iki šiol katedroje vyksta, prasideda sekmadienį 11:15. Tai vaikai beveik tikra to žodžio prasme lipdavo ant altoriaus. Dievo stalą kiekvieną sekmadienį reikdavo staltiesės kalbą. Nes kaip pasakoja, sakom, buvo galima žiūrėti, kur kokio vaiko pirštai. Tai ten su mašinytėm, su lėlėm ateidavo. Bet monsinjoras, kaip sakė, tegul jie pratinasi prie Dievo ir tegul būna, tai ką tad reikia, mes išskalbsim, patvarkysim. Geriau tokiu būdu negu muštras, nes vieną kartą išgąsdintas, kitas iki gyvenimo pabaigos nebaisi bažnyčia. Kažkaip labai žymiai plačiau viską traktavo, aišku, tuo pelnydavo bažnyčios hierarchų meilę ir buvo savotiška balta varna, bet aš manau, kad dėl to jisai visai neišgyveno. Kartais gal būdavo skaudu, kai jo nesupranta ir dirbo savo darbą irgi jo vienas toksai liudija jo charakterio bruožą, nes dauguma žmonių
kunigų, ypač politikų, mėgsta prirašyti begalės knygų ir va kaip mano gyvenimas. Pagražina ten, tie pagrindiniai herojai, visi tarp kitko. O prieš mirtį genocido centro direktorė Birutė Burauskaitė jau turėjo monsinjoro biografiją ir davė jam paskaityti. Sako, pažiūrėkit, ar nėra kokių klaidų. Jisai sako, neskaitysiu, nes nenoriu būti teisėjas savo byloje. Man tai taip gražu, kad darbai ir patys kalba už save. Nors vat ir rašant knygą, kai kurių faktų aš pasigėdau ir nebuvo su kuo tikslinti, nes jo bičiuliai visi anapilin, monsinjoras kažkaip irgi, nemaniau, kad prieš 20 metų aš nemaniau, kad rašysiu knygą, tai priešingai atrodė, kad arba aš su žmogum bendrauju, arba aš apie jį rašau. Ir buvo toks susitarimas, kad ne tik kad susitarimas, aš jutau, kad negalima, nes būdama artė žinau daugiau, o jeigu rašyčiau, tai jisai gautų per kepurę. Vienintelį kartą parašiau tekstą apie monsinjorą, kokį aš pažinojau iš arti. Buvo jo kunigystės 50-metis, jisai perskaitė tą tekstą ir susiėmė už galvos. Ir sako, tu ką nori, kad mane iš kunigų išmestų? Sakau, nenoriu. Tai sako, eik į virtuvę gerti arbatos. Aš 3 ar 5 valandas gėriau tą arbatą, jisai perrašė, visą tekstą perrašė. Išėjo monsinjoras apie monsinjorą su mano pavardė. Bet kažkokiu stebuklingu būdu aš išsaugojau tą tekstą, tai vat, ką jis iš tikrųjų pasakojo, yra šitoje knygoje. Daug aš nekaupiau. Kažkaip, žinot, kai kasdien bendrauji, ir tų pokštų, ir tų sąmojų, ir tų istorijų, ir tų paralelių būdavo labai daug, bet nemaniau, kad tai iš tikrųjų yra vertybė ir reikia visą tai fiksuoti. Jeigu dabar atsukčiau laiką, elgčiausi kitaip, bet sako, jeigu jaunas žinotų, o senas galėtų, tai va šitą patarlė tinka ir man. Ką dar norit paklausti? Jūs sakėte apie mamą, o tėtis ar brolis seserų turėjo dar jūsų tėvas? Turėjo brolį ir seserį, sesuo jam buvo labai artima. Tėtis už mamą buvo beveik 25 metais vyresnis. Tėvai irgi buvo ištremti į kitą lagerį. Gerbė, mylėjo, bet artimiausia buvo sesuo ir tai matosi iš jo rašytų laiškų seserim irgi. Sirgo vėžiu, mirė anksčiau. Vienintelis brolis turi vaikų, sūnų ir 2 dukras, tai vat, ir dar gyva brolio žmona. Pas juos radau stulą ir šventų mišių taurę, kurią monsinjoras turėjo lageryje. Vaikai net nežinojo, tai galvoju gerai, kad aš nuvažiavau pas juos į Šiaulius, nes motina irgi būtų iškeliavus anapilį, o šeima nebūtų sužinojusi, kokį turtą turi. Tai kažkur knygoje yra. Jie man paskolino, padarė nuotrauką, nes monsinjoras, būdamas lagerį, kasdien aukodavo mišias, tai irgi yra tikros kunigystės bruožas ir nebūdavo ten nei vyno, tai jie kažkaip vynuogę susitrindavo ir turėdavo vyno būtino mišioms ir kartais tyliai, ramiai ant narų, ant gultų, kai niekas negirdi ir jisai gyveno. Ir tas tikėjimas iš tiesų jam, kai visi buvo nusigręžę, tik tai jis nešė savo kryžių ir pasikliavo savo apvaizdą. Tai knyga ir apie istoriją, ir apie tikėjimą, ir apie tikrai stebinantį monsinjoro atkaklumą nešti savo kryžių ir niekad nesiskųsti, kad čia kažkas blogai. Ir kai galvoja apie mūsų laikus, kai mes irgi visi pilni pretenzijų, pensijos mažas, sodai maži ir taip toliau, kai matai, kad žmogus lagerį matė šviesą, džiaugsmą ir nevarė Dievo į medį, tai kažkaip ir šiandiena mūsų kitaip atrodo. Ir tas monsinjoro optimizmas visame, kame matyti šviesą, kai didžiausia tragedija, irgi yra pamokantis ir turbūt dėl to ant jo kapo yra eilutė
iš jo mylimo poeto Jurgio Baltrušaičio, kuris skamba yra šviesos ir tamsoje. Tai toks monsinjoro gyvenimo kredo, kuo jisai gyvena, yra sektinas ir pamokomas. Prieš 5 metus Vilniuje prie Rapolo bažnyčios mes pastatėm riedulį, skulptūrą. Ir tą vietą pasirinkom neatsitiktinai, kadangi ten atsitiko vienas įvykis, kurį aš irgi aprašiau knygoje ir trumpai paskaitysiu. Kad ir kaip keistai atrodytų, erdvėje, kurioje retai kada būdavo tylu, sykį nutiko keistas įvykis. Vasiliauskas gyveno mažame bute Švento Rapolo bažnyčios palėpėje, su kregždės lizdą primenančiu balkonėliu. Į jį buvo galima patekti ir įsikorus į greta augantį medį. Kartą naktį beskaitydamas girdim, kažkas už lango kregžda. Atidaro, o ten už balkono durų desperatiškai įsikibusios į balkono kraštą rankos. Paskui jas iškilo ir žmogaus galva. Užuot šokęs prie telefono kviesti milicijos, ką jo vietoje būtų daręs kiekvienas normalus žmogus, kunigas plačiai svečiui atvėrė duris ir pakvietė į durų. Šeimininkas užkaitė arbatos, davė vilnonės kojines, šiltų drabužių ir kalbėjosi iki ryto. Atsisveikindamas pasidalijo pinigais, kurių nedaug teturėjo, nes ką gavęs išdalydavo lankydamas varguolius. Davė savo telefono numerį ir išleido žmogų, pažadėjęs jam surasti darbą. Taigi, tokių dalykų, koks nutiko Vilniuje Švento Rapolo bažnyčioje, gal niekur pasaulyje nėra buvę. Vasiliausko elgesyje vagis galėjo perskaityti šventąjį raštą, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Tai va dėl to įvykio pastatėm riedulį, nes monsinjoras prieš mirtį sakė, nestatykit man jokių paminklų, man reikia paprasto lauko akmens, pilko, toks koks buvo mano gyvenimas, bet kai jisai mirė, premjeru buvo prezidentas Algirdas Brazauskas, kuris iš vyriausybės rezervo fondo skyrė pinigų, pastatė gražų paminklą, iškaltas monsinjoro veidas, bet ne toks, kokio norėjo monsinjoras. Tai sugalvojom, kad reikia paminklo monsinjorui, tai va prie tos Rapolo bažnyčios skulptorius Jonas Gencevičius pasiūlė surasti laukų riedulį ir jame iškalti 10 augalų. Ir tie augalai paimti identiški tokie, kokius galima rasti ant šventų mišių taurių. Padarė kopijas, jas išdidino, tai ant to laukų riedulio yra 10 augalų. Paimtų iš bažnytinių taurių 10 augalų simbolizuoja 10 Dievo įsakymų, pagal kuriuos gyveno monsinjoras. Skveriukas, kuriame pastatytas riedulys, yra prie už Švento Rapolo bažnyčios šventoriaus. Nedidelė ta teritorija, kai buvo atidengimas, prisirinko žmonių kaip į atlaidus, bet gyvas buvo Justinas Marcinkevičius ir sako, juokavo, sako, nu va, štai pagaliau ir monsinjoras Vilniuje turi savo sklypą. Tai mes irgi taip pasidžiaugiam. Lijo visą laiką, o per tą atidarymą saulė nušvito, puikiausias oras kaip vasara. Tai vat. Ir man atrodo, kad ta mano knyga, ko gero, bus paskutinė monsinjoro knygų lentynoje, nes laikas eina, naujų faktų nebėra, bet norisi priminti žmogų, dvasininką, kuris tikrai turėjo Dievo pašaukimą tam darbui, džiaugiasi galėdamas padėti kiekvienam. Ir lieka man pavyzdys ir draugystės, pavyzdžiui, kaip jisai draugaudavo. Šiais laikais mes visi draugaujam turėdami kažkokių interesų. Dėl karjeros, dėl pinigų, ten sodo kaimynai gal paravės, kai bus išvažiavęs. Arba šiaip kaimynai ten, visi reikalingi žmonės. O monsinjoras draugaudavo šiaip, be jokių interesų.
Būdavo, kad pirmais nepriklausomybės metais skambina ir sako, šokį kelnes turi deficitų. Kai būdavo kas nors atnešęs dešrą, ją pjaudavo per pus, vieną man, kitą savo, jeigu turėdavo 2 obuolius irgi, vieną savo, kitą man, ir kaip sakydavo, jeigu esam draugai, privalom visko dalintis. Ir jo ta gyvenimiška patirtis ir lageriai, ir nepritekliai jį padarė tokiu, kad važiuodama per Lietuvą sutinku labai daug žmonių, kurie yra gavę iš monsinjoro pinigų. Ir vienas toks scenaristas piktinosi, tai ką, sako, jis čia žmonių pinigus dalina ir taip toliau, bet sakau, nu, tai jis tai matė prasme padėti žmonėm ir tai yra puiku. Nu, nebūtinai ten į pastatus pas pinigus. Aišku, bažnyčią išlaikyti reikia, bet gyveno, kaip sakiau, vieno kambario butelėje, ne bažnyčiai priklausančiame. Ta butą jisai nusipirko už pinigus, kuriuos gavo kaip kompensaciją už lagerį. Tikrai nepiknaudžiavo ir stengdavosi padėti visiems. Tai man tai yra tikrai gražus draugystės, dvasininko, patrioto pavyzdys. Kiek jisai priklausė įvairiausių organizacijų. Ir bandžiau suskaičiuoti, pasimečiau ir padėjau daug taškų. Visur, kur kviesdavo, niekam neatsakydavo. Dar turim kelias minutės, paskaitysiu laiško ištrauką, ką jis rašė seseriai, būdamas 20 metų. Irgi, kad taip žmogus suvoktų pasaulį ir savo santykį su juo, būdamas klieriku. Laiške seseriai užsiminė, kad žmoguje per amžius keliauja 2. Dievžmogis ir gyvulžmogis. Vienas nuo Dievo, kitas nuo gyvulio. Abu keliauja, abu kovoja, abu kenčia. O visgi, kokie skirtingi jų keliai. Pirmo keliai – meilė, džiaugsmas, ramumas. Antrojo – pyktis, kančia, baimė, neramumas. Ženk dievžmogio keliais per gyvenimą. Žvelk dievžmogio akimis į pasaulį. Pamatysi, kaip mūsų žemėje gražu. Pirmiausia, pamink po kojų, kas žema, turtą, kūnišką pasismaginimą ir atverk širdį didžiausioms gyvenimo gerybėms, tiesai, gėriui, grožiui. Būtų labai keista, kad norėtumei savo gyvenimo keliu žengti kaip nekaltas kūdikis. Linksmai, lengvai, nerūpestingai. Ne, šitoks kelias žmogų paniekina. Toks žmogus būtų nevertas išvysti amžinųjų laimės šalių. Žmogus, tikras žmogus, turi eiti per gyvenimą, kovodamas ir kentėdamas. Ir dar ne bet kaip, o sunkiai. Auksą valo ir grynų padaro ugnis, žmogų, kančia ir kova. Todėl su dieviškais ginklais į dievišką kovą. Tik šioj kovoj kovotojai kovoja ramiais, net truputį šypsančiais veidais. Visko neskaitau, kad turėtumėt malonumą tie, kas nutarsit skaityti. Tai va jo tas suvokimas apie 2 žmonių kategorijas, Dievo ir gyvulio, 20-mečio sąmonėje, mano galva, tai yra, supratimu yra brandą rodantis bruožas, nes 20-mečiai galvoja apie kitus dalykus. Dar pabaigoje galutiniam viršelį pasakysiu, kad yra nuotrauka su tėvu Stanislovu. Čia prezidentūroje tėvui Stanislovui teikia apdovanojimą, mes nuėjome į bufetą. Tėvas Stanislovas mums pradėjo giedoti grigališkus choralus, kažkas pradėjo mus raminti, o monsinjoras sako, tai ką jūs čia mus raminat, mesgi ordiną laiškom. Čia Gipjanka vyksta. Tai va, buvo padykęs, bet gerai padykęs ir tas, sakau, jo humoro jausmas daugelį grąžindavo ant teisingų bėgių. Sudėliodavo taškus. Knygos pradžioje, tai man yra labai daug pridovanojęs knygų, tai čia irgi paėmiau iš monsinjoro eilutę, įrašytą man, jisai rašė, linkiu drįsti ir sugebėti visuomet būti tiesos ir teisiųjų barikadų pusėje. Taip pat kiekvienoje knygoje yra. Tai arba klauskit, arba skirstomės. Ar dar turit ką paklausti rašytojais?
klauskit, Bet pasinaudosiu. jūsų jau ta draugystė, bendrystė tokia labai artima. Aš atsimenu jūs per Marijos radiją, ten, man atrodo, su Gediminu Jauniu kalbėjau. Ne, su Olita Dautartaitė Ai, su skaitė. Dautartaitė. Tai, kad jūs vadindavo Vasiliauskaitė. Jo. Keitė mano pavardę. Sakalauskės, Vasiliauskaitė. Skirtumas, kaip vadina. Gal dar klausimų turit? Gal bendrystės man. Nu, gal vėliau paklausite. Gerbiami rašytojai, tai čia visų susirinkusių vardu. Aš noriu Jums padėkoti už šią knygą ir jos pristatymą apie šviesos ir dvasios žmogų monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Ir noriu Jums padovanoti žvakutę. Ir šią simbolinę žvakutę šviesa Jūs neškite savo spausdintą žodį per Lietuvą ir per visą pasaulį apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Ačiū. Tai pabaigai papasakosiu apie šitą, kad monsinjoras mano gyvenime dalyvauja ne tik, kai rašiau knygą, nes būdavo, kad žmonės išgirsta, jo rašau, ten visi pavargę, ten rūpesčių užgulti, išgirsta, kad monsinjoras, visi viską pamiršta, tos rūpesčius, tarsi kupra nukrenta, visi kvato pradeda, prisimena pokštus monsinjoro, tą jo gerumą. Bet tai kai rašiau ir kai baigiau knygą rašyti irgi, tai kitą dieną po knygos pristatymo Vilniuje dingo mano balsas. Peršalau, negalėjau prakalbėti, skambina močiutė tokia ir sako, vaikeli, vakar man neužteko 2 eurų ir nenusipirkau tavo knygos. Tai sakau, kodėl nesakėt? Nu taigi tu 4 metus rašėjai. Nu sakau, rašiau. Tai va, aš labai noriu tos tavo knygos. Sakau, palaukit, pasveiksi, atvešiu. Ne, man labai reikia. Nu gerai, sakau, atvažiuokit iš kito Vilniaus galo, atvažiuoja ta močiutė, kažkur pavakarė. Mano draugė atėjo, sako, kažkokia močiutė vaikšto aplink namą, ieško tavo butą. Ateina tokia irgi panašiai monsinjora, mažutė, žila, su skarelė, bet tokia labai miela ir sako, nu tai va, šiandien tai jau turiu visus pinigus, bet prieš tai palauk. Kadangi sergi, išvirė man moliūgų sriubos su žirneliais. Gyvenime aš tokios sriubos nevalgysiu. Nupirko 2 bandelės, vieną su varškė, kitą be varškės, nes nežino, kokią aš mėgstu. Ir šokoladą. Nu tokia kaip monsinjoras, aš sakau, klausykit, ponė, bankrutuosit. Dar knyga. Ne. Nu tai gerai, sakau, vieną pirkit, kitą aš jums padovanosiu. Tada jinai vos neapsiverkė ir sako, melsiuos už tave. Šiemet įvyko 2 knygos pristatymai. Aš ne tai, kad čia važinėjau po Lietuvą, iš tikrųjų va ir Akmenėj pirmą kartą, čia esu dėkinga monsinjorui, šviečia mane toliau, rodo Lietuvą. Tai vasario 16 buvau Kijeve, nes ambasadorius sutuoktas monsinjoro, o kovo 11 buvau Peterburge. Grįžtu iš Peterburgo, vėl sergu. Vėl skambina ta pati močiutė. Ir žinot, man jau keista. Jinai sako, aš noriu atvažiuoti, bet ko aš sergu, jin sako, aš žinau. Nu, gerai, atvažiuokit. Ir aš galvoju, šįkart labai greit surado, nei adreso neklausė, sakau, kaip jūs prisimenat, nes jau prieš kelis mėnesius. Sako, tai ko tu mane laikai? Nu, nieko. Ateina, atsinešam tokio dydžio morko apelsino pyragas. Dieviško skonio. Ir sako, tai sakau, žiūrėkit arbatos. Ne, sako, aš turiu ką veikti. Ir 0,5 kilogramo ekologiškų veršienos dešrelių, kad aš greičiau pasveikčiau. Sakau, klausykit, ačiū, aš jums pinigų duosiu. Sako, nereikia man tų tavo pinigų. Sakau, paremsit ką nors. Ir jis sako, tai tu manai, aš neparemiu. Ir vėl dingo. Ir aš galvoju, nu, jeigu 3 kartą grįžus pristatymo susirgsit ir vėl tą močiutę, tai teks močiutei paminklą statyti Vilniui. Tai va mano tokie ryšiai su monsinjoru, kurie vyksta ir toliau. Ir sakau, džiaugiuosi kelionėm po Lietuvą, sueina gražiausia dalis tautos, visi prisimena jį ir liudija gerus jo darbus, jo tikėjimo, jo meilę žmonėms. Ir man garbė būtų toje kompanijoje. Ačiū dar kartą, kad atkeliavot.